daugeliui buvo žinia, kad gegužės 28-ąją, eidamas 80-uosius metus, mirė Lietuvos kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas, moralinis mūsų tautos autoritetas Vincentas Sladkevičius. Niekam nebuvo paslaptis, kad kardinolas jau senokai sunkiai sirgo. Prieš 5 metus, 1995-aisiais, laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, pasitraukęs iš Kauno arkivyskupo pareigų, iškilusis dvasiškis dar kurį laiką aktyviai dalyvavo bažnytinėme ir pasaulietinėme gyvenime. Jo dosni širdis jautriai plakosi už storų kurijos mūrų, kaip ir anksčiau buvo atvira senam ir jaunam, dideliam ir mažam. Deja, mirtina liga negailestingai progresavo. Pastaruoju metu mažą, kuklę, sakytum paukštiškai trapę didžiojo žmogaus figūrėlę vis rečiau beregėdavome miestų ir šalies šventyklose, visuomenės renginiuose. Tačiau ne dejonės, o maldos, vilties ir paguodos žodžiai, kaip anksčiau tebesklido iš Kauno kurijos, kurioje kardinolas gyveno. Pats kęsdamas skausmus, kardinolas spaudos žodžiu ramino ir guodė, malšino ir gydė fizinius ir dvasinius mūsų tautos sopulius. Sakoma, ką Dievas myli, tam ir kryželį duoda. Jeigu taip yra, tai Dievas tikrai mylėjo savo kuklųjį katalikų bažnyčios tarną Vincentą Sladkevičių. Visai ne simbolinis kryželis, o sunkus kryžius teko jo gyvenimui. Toli gražu ne visada proporcingas trapiems nešusiojo pečiams. Nekartodami jau žinomų, ne vieno aprašytų ir nekartą parodytų dalykų, pabandykime glaustai apibendrinti mūsų tautos didžiavyrio, amžinąjį atilsį atgulusio kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą. Vaikystės metais ligos, alkis, vargas, brandos mokslo metais skurdas, 3 okupacijos, svetimųjų diktatas, netikrumas dėl rytdienos, fizinio sunaikinimo grėsmė. Kunigystės, vyskupystės metais valdžios persekiojimas, rafinuota moralinė priespauda ir įžūli prievarta, ciniški draudimai bei provokuojantis varžymai atlikti savąją dvasiškio misiją ir patrioto pareigas, ilgalaikė turėjusi nualinti ir atbukinti tremtis ir tarsi atsakas, tarsi drąsus iššūkis jai kunigo ir piliečio pogrindinė veikla. Ir tik tai pastaruoju dešimtmečiu, dar kartą savarankiškam laisvam gyvenimui pakilus tautai ir valstybei, Šventosios Romos bažnyčios kardinolo titulas, Kauno arkivyskupo pareigos, visos Lietuvos meilė, padėka ir pagarba pirmajam šalies šventikui. Valandą prieš vidurdienį prasidėjusiose šventose mišiose už Velionį kardinolą dalyvavo arkivyskupai iš Lenkijos, Aukštutinės Bosnijos, vyskupai iš Gardino, Latvijos bei mūsų krašto. Dvi datos – 1920-ieji ir 2000-ieji metai įrėmina vieną iš didžiausių Lietuvos ir bažnyčios asmenybių kardinolo Vincento gyvenimą. Šiam gyvenimui labai tinka Kalno pamokslo žodžiai. Palaiminti beturčiai dvasioje, palaiminti romieji, palaiminti persekiojamieji, palaiminti taikdariai. Aukščiausias bažnyčios kunigaikštis gyveno labai kukliai, patyrė daug persekiojimų, tačiau nelaikė širdyje pykčio. Gyvendamas neramiais nesantaikos metais, visus kvietė į santarvę ir atlaidumą. Didžiausia dovana, kuria dangus apdovanojo būsimąjį kardinolą kūdikystės ir vaikystės metais, buvo geri, pamaldūs tėvai, ypač motina,
kurią kardinolas dažnai minėdavo su didelė širdies šiluma. Aš galiu paliudyti ir kokia tai buvo asmenybė, ir kokia pilietinė nuostata mūsų tėvynės istorijoje. Susipažinome per sąjūdį, kai atvykome dviejų asmenų sąjūdžio iniciatyvinės grupės delegacija į Kaišiadorius. Atvykome lyg ir prisistatyti, papasakoti, kas tas sąjūdis, ką mes galvojame, ką darysime, o sutiko mus kaip seniausius pažįstamus. Bandėm pasakoti, bet jautėm, kad tai dirbtina, kad jis viską žino. Ir žino geriau už mus, ir žino į priekį, ko mes dar nesugalvojom. Ir buvo vasario 16, prieš 11 metų, Kaune, prie atkurto Laisvės paminklo, jo nepaprasta, galinga politinė kalba. Taip dar galbūt ir nekalbėdavom. Buvo ir ženklas, kad laikas manevrams ir diplomatijai turbūt baigėsi. Reikia eiti tiesiai ir kalbėti tiesiai. Šviesusis kardinolas buvo tapęs mūsų visų savastimi. Įpratome prie jo buvimo, prie jo paskatinančio, padrasinančio žodžio, prie jo nuolatinės paguodos kenčiančiam, vargstančiam. Jis glausdavo prie savo krūtinės kiekvieną, ir valdžios žmogų, ir paprastą eilinį vargdienį. Kas pirmasis, jei ne šio miesto gyventojai, tai pajuto ir įvertino. Ir tai šis ypatingai kuklus, evangeliško kuklumo ganytojas labai nenoriai
sutiko priimti Kauno garbės piliečio titulą dar 1993 metais. Kaip jūs visi puikiai žinote, jis labai nenoriai dėl savo kuklumo nepriimdavo ir kitų žemiškųjų garbės ženklų. Iš tiesų, ko verti jie prieš jo darbus, prieš jo kilniąją dvasią, prieš jo nuolatinį norą ir pastangas sutaikyti, pašalinti priešpriešas, prieš jo nuolatinės pastangas ir norą, kad Lietuva neatsisakytų savo praeities ir paklydimų, kad įvertintų juos. Tačiau jis nuolat pabrėždavo, kad mes visi esam kelyje ir būtasias ir buvusias savo nuodėmes nešame su savimi ateitį. Mes sakome, kiek daug mums Dievas dovanų davė per šitą dešimtmetį. Bet dauguma sutinka su tuo teiginiu, kad viena iš pačių brangiausių dieviškos apvaizdos dovanų šitam dešimtmetį yra kardinolo Sladkevičiaus paskyrimas mūsų tautos dvasinio gyvenimo vadovavimui. Ir šiandien šios iškilmės proga turbūt mūsų visų pareiga pamastyti apie tai, kodėlgi mums arkivyskupas ir kardinolas Sladkevičius buvo taip visiems labai brangus. Nesuklysi turbūt teigdamas, kad absoliučios daugumos mūsų tautos jis buvo mylimasis. Už ką mes jį taip visi mylėjom? Žinom, kad jis turtų nedaug turėjo, už turtus mylė, už tokios gražius dalykus, žemiškus dalykus. Jis nei vilos prie ežero neturėjo, nei kardinoliškas rezidencijas neturėjo, nei Mercedeso neturėjo, niekas jį šitą žemę neturėjo. Jis kaip poetas Kosu sakė, atėjai pasaulio nuogas ir išeisi taip iš jo. Tai kurgi jo turtai tie paslėpti kardinolo, kad mes jį taip mylim ir juo didžiuojamės, džiaugiamės, kad jis mums lyg atrodo pavyzdys šiuo metu yra. Visi kardinolo turtai tilpo jo širdyje. Šiandien visas Kaunas, šiandien visa Lietuva, sukrėsta netekties ir prislėgta sielvarto, atsisveikino su antruoju lietuviu kardinolu per visą 600 metų trukmės mūsų krikščionybės istoriją. Virš jo palaikų Kauno arkikatedros bazilikos Švento Sakramento koplyčioje visiems laikams užsivėrė istorinė Lietuvos žemė. Teks gyventi be to, be kurio laiminančios rankos, guodžiančio žodžio, drąsinančio žvilgsnio ilgus metus ne vienas negalėjome ar nemokėjome apsieiti. Kaip nerašytas testamentas lieka mums kardinolo Vincento Sladkevičiaus didieji idealai – Dievas, bažnyčia, tėvynė, meilė, gerumas.